Valio 2025 metų sezonas prasidėjo. O, va pirmasis šio sezono fanas, jis man mojuoja, o gal bando sustabdyti. Kertu Širvintos upę. Vanduo ramus, aš nelabai, nes aš dar galvoju, kodėl tas vaikas man mojavo. Žiedinė sankryža, šventa vieta motociklininkui. Vienas ratas, antras, trečias, ne, dar nepakvaišau. Išsuku į trasą. Ups, atsiprašau, į kelią. Prieš mane lengvoji, bet mano raketa pasiruošusi kilti. 3, 2, 1, turbina suveikė. Ai, tiesiog nuspaudžiau gazą. Čia kas per čiučiumrą važiuoja su manim kartu. Pavasaris, vanduo laukuose, dangus atsispindi, romantika. Bet su motociklu, o ne su valtimi. Lenktynės? Ne, bičiuli, tau dar trūksta variklio. Gamta šypsosi, kelias vingiuoja, motociklas murkia, gyvenimas gražus. Važiuoju į vaizdingą atkarpą. Jei šis kelias būtų filmas, jis laimėtų Oskarą už kinematografiją. Šešolėliai antri, bet mano pasivažinėjimas tikrai pirmos klasės. Pavasarinis peizažas kaip paveikslas. Kelias vingiuoja, vėjas glosto šalmą ir štai sankryža. Kairėn nuotykiai, dešinėn namo. Aišku, renkuosi nuotykius. Šešolėliai, kaimas aristokratiško prieskanio. Po dešinę dvaras, kairėje pavasario kvapai, o priekyje vingiuotas kelias. Čia galima būtų važiuoti amžinai. Nu, aišku, kelio kokybė tai. Po žiemos nelabai kokia. Bet gerai. Laikas trumpai pauzei. Kur čia mums sustoti? Čia turbūt kažkur turėtų būti autobusų stotelė. O, autobusų stotelė. Skamba kaip prabangus poilsis. Tai ką, bičiuliai, dėkui, kad buvote su manim per šitą trumpą pasivažinėjimą. Ir iki sekančio susitikimo. Jeigu patiko mano nuotykiai, prašom prenumeruoti kitą kanalą, paspauskite laiką.